Kaipgi organizuoti rinkimus savo mokykloje? Likus 14 dienų iki rinkimų, mokykloje turi būti sudaryta rinkimų komisija. Rinkimų komisijoje dalyvauja 7-9 mokiniai. Rinkimų komisija yra atsakinga už rinkimų organizavimą mokykloje. Likus 13 dienų iki rinkimų, skelbiama rinkimų kampanijos pradžia. Pasirūpinkite, kad visi mokykloje sužinotų, jog vyks rinkimai. Supažindinkite su rinkimų tvarka. Tada klasės ar pavieniai mokiniai kelia kandidatus, jiems išduodami parašų rinkimų lapai, renkami palaikančiųjų parašai. Likus 8 dienoms, kandidatai pradeda savo rinkiminę agitaciją, žadėdami spręsti mokyklos problemas ir gerinti mokinių gyvenimą. Belikus 3 dienoms, rinkimų komisija paskelbia rinkimų vietą ir laiką, pagamina biuletenius. Likus 2 dienoms, baigiama agitacija. Prižiūrite, kad pasibaigus dienai nebeliktų jokių agitacinių plakatų, lankstinukų ar saldainių dalinimo. Kovo 25 dieną vyksta rinkimai. Informuokite visą mokyklos bendruomenę, iki kada bus galima balsuoti ir kada bus skelbiami rinkimų rezultatai. Nepamirškite informuoti miesto ar rajono rinkimų komisijos apie rinkimų rezultatus. Ir balsuokite, kad į parlamentą patektų patys verčiausi.